kadangi artėja visiems svarbi sausio 13, mes norim paklausti, gal jūs kažką atsimenat iš tos dienos arba kokie jums įspūdžiai? Iš tos dienos atsimenu taip, kad aš buvau Kaune, o mano vyras važiavo prie bokšto, saugoti bokštą, kuris yra Kaune. Ir kokie jausmai? Nu, tokie jausmai, nu ką žinau vaikai pasakyti. Televizija labai įdomi būdavo žiūrėti, įdomus laidos, įdomi transliacija, prisiminimai dar iš ankstesnių metų, nuo 89 dar prisiminimai yra, kadangi irgi Vilniuje karinėm miestelyje, kai tankai gatvėm važinėjo, toks buvo sujudimas įdomus, neeilinis. Po to tie, kiek dabar jau 26 berods metai, ar ne, po šitų visų įvykių, nu, kadangi mano tokia padėtis, kad mano sūnus gimė kaip tik ne sausį, vasarį, tuo pačiu metu galima sakyti, kad tie įvykiai buvo taip, kad tokie kartu džiaugsmingi, kad kažkas vyksta Lietuvos, toks sujudimas žmonių, tas toks, nu, pasirodė, kad lietuviai yra tikri lietuviai, patriotai ir džiaugtis reikia. Kelmelė žino, dėl ko yra laisvas? Ką? Gal galit pasakyti, kas jums yra Lietuva? Lietuva man asocijuojasi su motina. Mes žinom, kodėl esam laisvi. Kas jums yra Lietuva? Su kuo asocijuojasi šis žodis, ką jis jums reiškia? Šiaip tai yra su žmonėm, su gamta, su mūsų aplinka, mūsų kultūra. Na ir šiaip, nu, aš neišsivaizduoju kitokią, jei ne Lietuva, ne lietuvė būčiau ypač Dzūkė, tai tikrai tiesiog asociacija yra tokia graži, gera. Ačiū. Daug rankų.